Na štai, padariau klientai pasiūlymą ir noriu jums irgi jį parodyti. Klientė pasirinko taupyti 126 eurus savo vaiko ateičiai. Grinai investuoti pinigus, kuriuos gauna iš valstybės. Keliaujam pasižiūrėti, kaip atrodo kaupimas. Nes jos tikslas yra sutaupyti per 15 metų solidžią pinigų sumą, nes dabar vaikui yra 3 metai. Per 15 metų jinai įdeda 22 680 eurų į kaupimą ir tikėtina, kad su 10% vidutinių metinių palūkanų jinai pasiema 46 381 eurų. Kaip jums? Man tai yra nerealiai, daugiau nei dvigubai uždirba. Su vidutinė metiniam palūkanom. Tikėtina, kad čia gali būti ir didesni procentai, nes vidutinės metinės palūkanos jos svyruoja. Jūs jas visą laiką galite stebėti ir žiūrėti užėjus į mūsų kompensos puslapį, nuėję į investavimą ir paspaudę Amerikos fondą, nes aš investuosiu šią klientę į tą patį fondą, kaip ir mano Oskaras, mano sūnus yra, mes esam jam uždirbę tikrai jau didelius pinigus, taigi ši klientė nori to pačio pasiūlymo kaip pas mus, su tą pačią įmoką. Ir taip pat mes pridėsim vaikų čia draudimą. Traumos, kritinės lygos ir gyvybės suma. Aš sakyčiau, kad per 15 metų, net žiūrint į šitą pinigų sumą, su šia pinigų suma ką tu gali padaryti? Tu daug ką gali padaryti. Tu gali nusipirkti nekilnojamą turtą, investuoti, gali nusipirkti automobilį, investuoti į vaiko mokslus, investuoti galbūt į kažkokią tai nuomą, jeigu nenorite pirkti. Tarsi, tai yra tikrai solidi pinigų suma. Neapsistokite ją, nes būna tokiu atveju, kada žmogus nori pasinaudoti sukaupta pinigų suma ir anksčiau ir jūs tą tikrai galėsite padaryti. Taigi, rekomenduoju daryti, nelaukti ir turėsite, kuo greičiau pradėsite, tuo turėsite didesnį skaičių.